aš žinau, kaip šitą žmogų pasiekti, nes yra tam tikri raktažodžiai komunikacijai, kur įdėsi tuos raktažodžius ir jie girdi šitus dalykus. Teoriškai įsivaizduojama. Excelis. Ne Excelis, dar jau ne Excelis. Koks kiek žmonių nežino šitos informacijos. O, pavyzdžiui, veikia industrijai 10 metų. Pavyzdžiui, aš nežinojau. Tai taip negalima daryti, čia yra manipuliacija. Reikia kalbėti mylimojo balsu. MTV yra paauglių kanalas. Spėk, koks jo yra archetipas? Maištininkas. Nes jis lengviausiai tada gali pasiekti, nes kalba tą pačią kalbą. Kada yra geras pranešimas? Tada, kai žmonės rašosi. Va čia toksai gumulas ir jos pradeda šaroti arba jautrumas, labai didelis jautrumas. Ne? Ir va būtent tame momente aš suprantu, kad gavau šitą informaciją. Kodėl prisijungiai prie Myliu save? Nes tave pažįstu. Aš žinau, ką tu darai ir man labai rezonuoja žmonės, kurie daro prasmingus darbus. Tai va, tai aš žinau tave, pažįstu ir žinau, kad tai yra projektas iš dūšios, kaip sakant, iš širdies. O man tai dažniausiai, jeigu žmogus pasako kažkokią tai viziją, kuris mato toliau negu savo nosį, ne, tai yra ne tik tai dėl pinigų kažkokių ir panašių dalykų, tai man, taip viskas rezonuoja. Tai va, tai aš tiesiog, tikiu šitų projektų ir žinau, kad reikia pasauliu šito projekto. Ir tikiu, kad mano klientams reikia šito projekto. Tai jie gali registruotis. Taip, jie gali registruotis. Ačiū už sufleravimą. Asmeninis brandingas. Kam tu tai, kaip atėjo tavo akiratį? Kodėl apskritai tai yra vertinga versus pasislėpti po logotipu? Turiu tokią istoriją. Nežinau, kiek čia žino žmonės, nes aš buvau tikrai pasislėpusi. Aš turiu dar iki dabar esu akcininkė, tai yra žaidimų industrijos įmonėje. Ir darydavau 3D žaidimus. Aš esu buvusi 3D specialistė. Ir būtent ten nėra tokio dalyko, kaip visi dirba pagal asmens prekės ženklą. Mes tokia nišinė industrija ir mes dažniausiai būnam po logotipu, tai yra save pozicionuojam kaip prekės ženklą. Plus aš tikrai prastai moku anglų kalbą, mano kolegė labai gerai anglų kalbą moka ir mes buvom taip pasiskirstę, kad jinai ieško užsienyje partnerių, aš ir Lietuvoje darau, drožiu tos modelius, kaip mes mūsų industrijai tai būdavo sakoma. Vat, ir visada buvai iš kadro ir darbininkas, specialistas, kuris daro projektus nuo A iki B, paskui būna tam tikros duobės, nedarai pardavimų, kol tu darai, dirbi tam tikrus modelius, darai. Tai va, tai patyriau tą duobių, tokį, kaip čia, duobėtas kelias yra, va, būtent to specialisto. Ir kažkaip pagalvojau, kad reikia man eiti per save, atsiskirti nuo šitos specialybės. Kažkaip ieškojau, kad toks ne iki galo, nes man labai patiko šitą specialybę, bet kažkaip ne iki galo. Vat, ir tą tokį viduje jaučiau tokį jausmą, kad vat, aš turiu išeiti su savimi. Nežinau, apie ką aš esu, nežinau, kokia ekspertinė galė. Skamba 3D specialistė ir noriu kažko, bet nežinau ko. Taip vat, labai moteriškai. Labai moteriškai. Taip ir buvo. Ir pirmas buvo mano žingsnis, tai aš nuėjau irgi į komunikacijos dirbtuves, nes irgi nieko nesupratau, nuo ko net pradėti. Tai ką aš išgirdau, tai kad reikia, sako, kas tavo tikslinis klientas? Nežinau, aš nieko nežinau. Tai apie ką tu gali rašyti? Apie nieką, apie motinystę ir apie 3D darbus, bet tai aš esu tik specialistė, net ne ekspertė. Aš negaliu rašyti, kaip daryti žaidimus, pavyzdžiui, nes aš pati jų nežaidžiu. Apie ką daugiau rašyti? O rašyti mėgstu. Ir tada man buvo labai toks klausimas, tai apie ką aš esu? Ir toks jausmas apie nieką. Ir tada pradėjau ieškoti, apie ką aš esu. Kokia ta kelionė? Ta kelionė tai buvo tame, kad labai atsargiai, aš tiesiog, labai jau retai tai pasitaiko, kad moteris viską jau nukerta, išeina taip iš darbo, jau ten jau būna perdegimas, jau ten tikrai būna baisus dalykai, man taip nebuvo, bet aš taip palengvėlė. Sakau, vieną dieną aš priėmiau sprendimą, aš padarysiu savo hobį, paversiu verslu. Mano hobis tai buvo, aš buvau iliustratorė, dar priedo ir dar maketavau knygas ir maketavau. Ir galvoju, tai reikia man čia dabar galbūt būti vizualinio identiteto dizainerė. Aš taip sugalvojau. Man tiktų, gerai tiktų. Ir pradedė eiti jau ten, pasidariau website, pasidariau tam tikrus dalykus
Ir, irgi reikia save pasauliui pristatyti. Va čia ir problemos prasidėjo. Kokios? Kad visų pirmiausia, prieš kuriant save, reikia atkreipdėmėsi, kad aš buvau dizainerė. Vadinasi, aš galėjau save belė kaip susikurti. Tai reiškia, galiu šiandien būti tokia, galiu pasidaryti save wow efektus ir panašius dalykus, bet iš tikrųjų neradau atsakymą, tai kas aš esu. O galiu taip ir anaip ir dar trečiaip. Ne kiekvienas turi tą gabumą, kurį aš turėjau. Ir man patinka tokias spalvos ir šitas patinka ir taip galiu, ir taip, ir dar va taip galiu. O tai kaip iš tikro? Taip pradėjau ieškoti tų atsakymų ir ką internete radau, labai tą pabirėjusią informaciją. Tai vėl komunikacijos tam tikros dirbtuvės. Pavyzdžiui, apie spalvas man pasakoja, apie psichologiją, pavyzdžiui, viena spalva reiškia tą, kita tą, nors sudėjus spalvą su viena, kuri patinka su kita, kombinacija yra, negera, jausmas tai netoks. Tai tokias visur, tai dizaino truputėlį, tai komunikacijos, truputėlį pardavimų, tai truputėlį techninių įgūdžių, aš net nežinau, kaip Instagramą ten instaliuoti ir kaip ten daryti, ir ten dar mokinausi tų įgūdžių, aš net nežinau, kaip story reikia daryti, aš jau pasiskelbiau su vizualinio identiteto dizainu, bet net story nemoku įdėti. Tai visos šitos problemos, tai kaip tai padaryti, ir kad tai būtų nuoseklu ir vientisa. Tai aš tokios informacijos negavau. Bet norėjai pradėti komunikuoti? Aš norėjau pradėti ir aš taip belė kaip pradėjau komunikuoti. Aš norėjau, bet nėra tos informacijos. Man dar labai nepatiko ta informacija, tokie visi sako taip, jaučiu, kad man ne taip, duokit man kitokį kelią. Vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra, norint pakelti algoritmus, labai dažnai dabar mentoriai sako, tai reikia daryti tokias taktikas. Tu ten, pavyzdžiui, mane visiškai smegenys išsprogdino informaciją apie tai, kad reikia 8 stories į dieną. Aš galvoju, o tai kada dirbti, o tai kada daryti tą darbą. Tai kas čia dabar per matomumas ir kas čia dabar per šitie dalykai, kad tu realiai nebeturi kada dirbti savo tiesioginę mylimos veiklos darbo. Jeigu tik tai vien tik komunikuoti. Kažkaip, sakau, čia ne taip yra. Tai pradėti komunikacijos paslaugas, tai kitiem. Bet irgi, komunikacija, teik paslaugą. O tai kas tu esi? O tai kas tavo tikslinis klientas? Nustepsi sužinojęs, jeigu paklausi tiesioginio klausimą, tai kas tavo tikslinis klientas, kiek žmonių nežino šitos informacijos. O, pavyzdžiui, veikia industrijai 10 metų. Pavyzdžiui, aš nežinojau. 10 metų aš nežinau, kas mano tikslinis klientas. Tai tie, kurie perka? Neperka jie. Tai įsivaizduok, kaip reikia vargti, kai tu bandai įtikinti, kad pirktų, nes jis net netikslinis klientas. Mes dažniausiai gaudavom per tiekėjus. Padarydavom partnerystę ir partneris mus samdydavo. Vadinasi, angliškai outsourcinimas. Tai čia to industrijai kaip buvo. Tai kaip atsidūrė asmeninio prekinio ženklo tematikoje ir kokie atsakymai tau atėjo, kad galėjai pati sustiprėti ir dabar jau kitiem padėti? Atradau Stefaną. Stefanas yra mano mentorius, mokytojas, britas, Stefana Hurahan. Tai aš tokį turiu įprotį, jeigu jau man patinka žmogus, tai aš ten internete perkė viską, kas nėra nemokama, išsirbi, pusę metų jis ten šoko tam tikrą viliotinį. Aš tai vadinu viliotinį, nes iš tikrųjų tai buvo YouTube kanalas, dėl ko aš ir sakau, kad noriu būti YouTuberė. Visa informacija, kurią galima rasti, kurią teikia Stefanas, yra labai labai įdomi ir tenai atradau archetipus. Būtent per jo vieną YouTube vaizdą, kaip jisai pasako, jis labai struktūrizuotai viską pasako, labai labai daug dalinasi, labai daug nemokama turinio. Aš sužinojau apie archetipus ir man ten įvyko tokia lemputė užsidegė. Ir jisai tą pusę metų naujienlaiškius man rašė. Aš jaučiuosi, kad jis man rašo. Tai po pusės metų aš padarau sprendimą, nes jisai man įdavė tą dalyką, ko nedavė lietuviai mentoriai. Tai yra davė didelį paveikslą. Apie tai iš viso, kokia tai yra sistema veikti internete, kaip veikti iš viso, kaip brandas yra statomas. Nuo pradinio taško iki galutinio taško. Ir ten buvo labai dideli kursai ir aš tuo laiku negalėjau, kaip sakant, tai buvo man prabanga įsigyti tos kursus, bet čia buvo tiesiog sprendimo gale. Ir aš padariau tą sprendimą. Ir nuo to pirmo mygtuko, kai jau nusipirkau, pasileidau tą video, aš supratau, kad čia yra mano. Tai perėmiau aš jo visą tą metodiką, visus įrankius,
Tik tai pačioje toje kelionėje, kai pradėjau tą visą metodiką teikti žmonėms, supratau, kad tai yra labiau skirta prekės ženklui. Tai, kas yra skirta prekės ženklui, įrankiai, ne visi jie yra tinkami dirbant su žmogumi, nes žmogus turi to, ko neturi prekės ženklas. Pasąmonė ir sąmonė, tokius 2 elementus. Ne? Tai tada pradėjau ieškoti struktūrą, tu žinai, kokią turi gauti informaciją. Tai įsivaizduokim, jeigu tai yra spinta ir toje spintoje yra labai daug lentynų. Ir vienoje lentynoje tu turi gauti, pavyzdžiui, vertybės, kitoje lentynoje tu turi sužinoti, kokia yra žmogus misija, tada vizija. Ir visi tokie, į lentyną turi susidėti tam tikrą informaciją ir taip gaunasi ta vadinama brendo strategija. Čia kai klientas atsidaro tą spintą ir ten yra viskas sudėliota, kodėl man pasitikėti, pirkti, kokią problemą spręs ir pakeliui. Taip, ir toje lentynoje, ne, kaip sakom, kaip metaforiškai per rūbus, ne, tas vienoje lentynoje įdėsi megztinį, tai jisai tik su apatiniam kelniam, ne, viskas yra sistema. Tai aš tą sistemą perėmiau, visą žinojau, tik tai įrankiai su žmogum buvo truputėlį, reikėjo kitokių, nes jie tokie labiau racionalūs, tokie vyriški, ne, o kai tu dirbi su žmogum, yra toksai dalykas, kai jam šiandien taip atrodo, nes jo racionalus protas taip sako. Tai aš tokį piltuvą dažnai per paskaitas naudoju. Įsivaizduokit, yra piltuvas, ne? Ir brendo strategija yra pačioj. Ne? O žmogus turi įdėti į tą piltuvą informaciją. Tai įsivaizduokit, jeigu yra nesąmoningas žmogus arba labai daug informacijos nežino apie save, ką jisai įdeda, tik nuomonę tam tikrą ir netikslę informaciją. Ir iš tos netikslios aš turiu perkošti ir išeiti tą turi informaciją. Ne? Čia kalbam apie tai, kad išsigrynint, kam, ką parduoda, kokią problemą sprendžia. Tai jeigu ateina, kaip sakai, netinkama informacija, netinkamas įsitikinimas, tai reiškia, aš ir ne pas tuos žmonės einu su netokia žinutė ir tai nedžiugina tada, nes neina parduoti. Taip, ir toks žmogus susimoka pinigus, ne, ir tu viską padarai, naudoji visus tuos įrankius, bet ne tą informaciją pasako. Elementarus pavyzdys, atėjo pas mane klientė, irgi padariau aš tą strategiją, viską kaip jinai susakė, aš viską sudėliojau į stalčiukus ir panašius dalykus, tik praleido vieną elementą. Jinai man kaip užsikartojusi sakė, aš nesu grupėm, aš tik individualiai galiu dirbti. Tai su šitą informaciją mes pradėjom dėlioti jos paslaugas, apie jos brandą, apie ką jinai yra ir panašiai. Po poros metų sužinau, kad jinai kuria bendruomenę ir dirba su grupėmis ir su žmonėm. Ir man tada visi šauktukai, tai eilinį kartą vėl žmogus ateina su netinkama informacija, su netinkamu galbūt kažkokiu įsitikinimu, arba būna ne tam verslo etape. Tai reiškia, iš pradžių buvo įsitikinus, kad su grupėm tikrai nedirbs. Tikrai nedirbs. O po poros metų jau pasirodo grupėse. Taip, o websaitas yra padarytas individualiams užsakymams. Ir aš pati kaip atlikėja to brendo aš blogai jaučiuosi. Ir galvoju, kokioje vietoje aš nepamačiau. Bet aš žinau, nes tuo laiku netaikiau tų įrankių. Tuo laiku aš ėjau pagal tuos prekės ženklo formavimo įrankius. Tai čia tik tai yra vienas tas atvejis, kuris man iš tikrųjų labai skauda. O kiti dalykai, jau kai pradėjau tuos taikyti, tokių nebėra dalykų. Nes tos praktikos ir tie metodai yra labai gilus, tikrai ištraukiu tą informaciją. Mano vyras, dažnai mano klientės vadina, tai vėl buvo pacientas, nes jos verkia. Ir kai įvyksta tas per tos įrankius giluminius, ką aš noriu, pavyzdžiui, vieną noriu į stalčių įsidėti informaciją, tai vadinasi, pavyzdžiui, verslo kodėl. Toksai, jis turi įsidėti į tą stalčių. Ir ta verslo kodėl yra įmamas per vieną įrankį ir kada įvyksta jau tas dalykas, kai tu supranti, radau šitą atsakymą, tai yra, čia toksai gumulas ir jos pradeda šaroti arba jautrumas, labai labai didelis jautrumas. Ne? Ir būtent tame momente aš suprantu, kad gavau šitą informaciją. Tai čia eina kalba apie išsigryninimą, ką nori komunikuoti ar apskritai, ką nori veikti. Ką nori komunikuoti. Bet čia yra tas procesas, kaip ir sakau, ką tu klausi, tai yra tik, ką aš sakau, tai yra tik vienas stalčiukas. Ką nori komunikuoti, yra dar kiti stalčiukai, ką mes turime paimti tą informaciją. Tai mes čia dabar kalbam apie marketingą, apie pardavimus. Taip. O kurioje čia vietoj sąmoningumo reikalai? Sąmoningumo?
Nes gaunasi, kad jeigu sakai, reikia išsigryninti asmeninis brandingas, tai vėlgi, kaip aš noriu, kad mane matytų. Vat ir čia suklydai. Čia vienas mano toks įsitikinimas. Vat, čia yra klaida. Aš, pavyzdžiui, knygų šitą neigiu dalyką. Labai dažnai žmonės vat su tuo eina. Noriu, kad mane kažkaip matytų, nes einu iš to, kad noriu kaip būtų, o ne kaip yra. Tai vat tie įrankiai ir naudoju būtent archetipų teoriją, kai mes pasižiūrim, o koks tu iš tikrųjų esi. Iš tikrųjų esi ir tas, koks tu esi, pavyzdžiui, nustatom žmogui pagrindinį dominuojantį archetipą ir tas dominuojantis archetipas savyje turi visą informaciją, kuri yra reikalinga pardavimams, dizainui, komunikacijai. Visą informaciją jisai turi. Jis turi kryptį ir tas žmogus su ta kryptim gali lengviau veikti. Tai gaunasi, kad aš šitą švarką, kai rinkausi, aš su juo pirmą kartą užsivilkęs labai nejaukiai jaučiausi. Aš atsimenu, parduotuvę ir žiūriu, ar mane niekas nežiūri. Aha. Nes man tai buvo kažkas kitokio. Bet vėlgi tai buvo Miego ambasadoriaus įvaizdis, kurį kūriausi. Bet pagal kokį kriterijų rinkaisi? Kaip atrodys kamera ir ant scenos. Ir kad būtų arčiau į pižamą. Kad į pižamą, okei, tai dabar pasakysiu, jeigu iš metodinės pusės, gerai. Langučius dažniausiai naudoja pilietis archetipas. Apie tai, kad jis yra apie draugiškumą, kaiminiškumą ir bendruomenės kūrimą. Jis yra tas, kuris vienyje žmonės. Ar tai arti tavęs? Apie čiužinius nelabai, bet apie myliu save taip. Tai pilietis, tai dažniausiai, tokia yra klasikinis toksai, kaip pilietį pavaizduoti, ne? Tai langučius kažkur tai įdėti. Kodėl kariškiai tada yra su plėmais, o ne su langučiais? Kariškiai yra, ten ne plėmai, tengi tie dekupažas, palaukai, ten vadinasi, kaipgi, kamufliažas. Tai kariškiai yra herojai, tai jiems tinka taip. Tai žodžiu, jeigu nori savo herojiškumą pademonstruoti, reikia į kamufliažą leisti. Ne, dažniausiai nebūtinai, čia nėra taisyklė. Herojai, archetipai, žmonės, kurie turi to dominuojančio herojos, jie turi vadinamą, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie moterį, kartais galima pasakyti, kad jos truputėlį vyriškos. Nes turi tarsi kažkokį tai hormoną, galima taip pasakyti, arba galima pamatyti ją iš veiksmo, kad jos yra orientuotas į absoliutų rezultatą. Tai yra, jie kelia pati savo iššūkius, juos pati įveikia, labai yra sąžiningos ir turi labai stiprius moralinius principus. Pavyzdžiui, jeigu apie išvaizdą kalbam, gali būti kerzai, gali būti šukuosena vyriška, gali būti apranga, jos tikrai nespinduliuos moteriškumu. Ne? Nesijonas, tikrai ne, jos bus visada su kelnėm. Ne? Tai va čia yra tas heroizmas. Tas būtent archetipas, ne? Tas archetipas, žiūrėk, ką aš tau išvardinau, ne? Kaip gali atrodyti, kaip gali komunikuoti. Pavyzdžiui, kaip herojai komunikuoja. Ar žinai šitą? Kaip komunikuoja? Aha. Savo veiksmais? Ant bačkos? Jie yra tokie dinamiški, tokie tiesūs labai, ne? Kaip aš sakau, kaip 5 kapeikos. Jeigu sako, įsivaizduoju, jeigu reikia daryti, sako, jeigu bėgti ir sakys, pavyzdžiui, trenerį įsivaizduoja, ne? Sakys, tiek ir tiek, pirmyn, ne? Tai jų komunikacija yra labai tiesi, tiesmuka, orientuota absoliučiai rezultatą. Tai jie daug žodžiauja, nerašo jokių lyrinių tekstų ir panašių dalykų. Tai čia mes tik vieną archetipą. Tai žmogus Excelis? Ne, čia išminčius. Žmogus Excelis yra išminčius. Tas, kuris matuoja rizikas, įvertina, čia yra jau išminčiaus tas laukas. Tai kodėl reikėtų išsigryninti savo archetipą, kaip tai galėtų padėti vėlgi komunikacijai, jeigu sakai, jau nebesukurt paveikslėlį, bet sukurt paveikslėlį, kuris atspindėtų tą archetipą? Tai dabar įsivaizduok, jeigu tu būtum atėjęs pas mane, galima tai pamoderuoti, ne? Aš pas tave buvau. Jo, bet tu nebuvai su Miego, tu iš visų labai sudėtingą užduotimą atėjai. Stojam, kad su Miego ambasadorium atėjęs, nebūtum. Tai visų mes pirmiausia padarytumėm testą. Iš to testo gautumėm 3 atsakymus. Vadinasi, tai jau yra indikacija, kur žiūrėti, kas yra tavo tikrasis dominuojantis, tas archetipas būtent toje veikloje. Ne?
Ir pagal tą atsakymą mes jau galime tau sukurti unikalų vertės pasiūlymą. Galime tau aprangą parinkti, galime tau spalvą sukombinuoti, nes kiekvienas archetipas kažkokį neša jausmą. Ne? Mes tau galime sukurti komunikacijos strategiją, netgi balsą ir tu būsi visas vientisume. Tai archetipas, ką duoda tokį, didžiausia jo yra vertė prekės ženklė, nes tai yra vientisumas. Bet čia prekės ženklas apskritai nebe logo, o tas asmeninis. Ką žmogus mato nuotrauką ir ką asocijuoja su ta nuotrauka. Čia apie tai. Reiškia, kas buvo komunikuojama. Taip, yra toks žodis kongruencija. Gal esi pastebėjęs rinkoje, pavyzdžiui, vienaip komunikuoja, atrodo, išorėje, ne, o kitaip su žmogum susitinkia, atrodo, kaip diena ar naktis. Ir net nekalba apie išorę, ne. Vienai gal, pavyzdžiui, būna labai gilus tekstai, nežinau, su kuo ten padaryti, o visiškai, ne apie tai atrodo žmogus. Esi tokį turėjęs atvejį? Aš esu turėjęs, kad susitikau po ilgų susirašinėjimų ir neturiu apie ką kalbėti. Tai čia apie tas... Visiškai, neturim, pavalgėm ir išsiskirstim. Jo, tai tik tai dėl to, kad tas žmogus išėjo į rinką su tuo mąstysena, o kaip aš noriu, kad apie mane galvotų. Ne, ir jisai pradeda kurti pseudo personažą. Ne? Tai archetipų teorija turi tokį, kaip čia, pašalinį poveikį. Žmogus supranta, pavyzdžiui, kaip jisai prisitaikė aplinkoje. Rašiau naujienlaiškį tokia tema. Gal tu žinai filmuką, kaip prisijaukinti slibinę? O kadangi aš esu 3D grafikos dizainerė, analizavai. Aš esu personažistė, tai įsivaizduok, kaip tai archetipų tema man yra artima. Tai įsivaizduok, čia dar prieš istoriją. Aš buvau personažistė ir skečindavau visus personažus, nes paskui turėdavau juos sumodeliuoti. Aš nežinau archetipų teorijos. Bet tikrai žinau, kaip gali atrodyti piktadarys, kaip gali atrodyti gera mergaitė, kaip gali atrodyti bloga mergaitė, kaip gali atrodyti moksliukas. Yra tokia, pas mus kolektyviniai sąmonė vis tiek yra kažkoks tai vaizdas apie tam tikrą charakterį. Tai aš jau neturėdama tų archetipinių žinių, tikrai nuostabiai piešiau ir galėjau tikrai atvaizduoti piktą, gerą, burtininką, herojų, kūrėją. Kaip mes kūrėjai įsivaizduojam. Papasakosiu istoriją, kaip mano mama pasakojo. Važiavo į Vilnių manęs aplankyti ir ėjo katedrą ir sako, aš nežinau, kur ta dailės akademija, bet orientuojas pagal taip, kaip eina laskutai ir dreduoti. Ta kryptim, sako, pamatau tą kryptim, bet taip ir einu, ne? Tai čia jos yra aukštaitės toksai išsireiškimas, bet iš tikrųjų tai kūrėjai, truputėlį jie kitaip atrodo, jie truputėlį spalvingesni, kitokie, ne? Tai mes jau turim tam tikrą įsivaizdavimą, ne? Tai jau su tuo tam tikrų kolektyvinių sąmonų mes jau galime pasakyti, šitas žmogus, tikras maištininkas, ne? Kas maištininkas yra apie tai, kad jis yra nepatogus. Jis išneka, ką galvoja. Kartais užsiem. Kojom duris atidarinėja. Jo. Tai mes turim tam tikrus jau suvokimus, net nežinant tą archetipų teoriją. Tai visas smagumas yra tame, kad ta visa kolektyvinė sąmonė yra pritaikoma versle. Savo asmenybei, mes galime apsimauti tą nepseudą. Pavyzdžiui, jeigu aš esu kūrėja naivuolis, aš esu susidentifikavus tokius savo dominuojančius, tai dabar mane uždėk karį, padaryk tu iš manęs tą karį. Reikia nuskus galvo, nežinau, ką čia padaryti iš manęs. Bet įsivaizduok, tu gali mane aprengti. Gali aprengti. Tikrai galima aprengti, siuvėją pasisamdyti. Bet va taip ir. Ir tada su tais kerzais aš tenai, labukas. Ir kas? Ir aš buvau vieną kartą paslydusi. Ir visada savo studentams šitą istoriją pasakoju. Sakau, jūs tik taip nedarykit. Kai jos jau sužino šitą archetipų teoriją, yra toksai veiksmas, aš žinau, kaip šitą žmogų pasiekti, nes yra tam tikri raktažodžiai komunikacijai, kur įdėsi tuos raktažodžius ir jie girdi šitus dalykus. Dėmesį patraukia. Labai traukia šitie dalykai. Tai ir jie jau galvoja, jau šitą tai pasieksiu, jau žinau, kaip pasiekti. Ir sakau, tik tai to nedarykit, tai kaip taip nedaryti, tai kam tada sako mokinat? Apie ką tai? Apie ką tai? Sakau, įsivaizduokit tokią, kad jūs įsidentifikavot, kad esate, pavyzdžiui, mylimasis, kaip pavyzdys.
mylimasis. Ne? Tai mylimasis archetipas yra apie empatiją. Jis yra apie moteriškumą, pavyzdžiui, gali būti, apie ryšį, santykių kūrimą. Tai jų ir komunikacija yra labai švelni, labai artima, gali būti lyriška, romantiška. Ne? Tai apie tai yra mylimasis. Ir įsivaizduoju, kad jo klientas gali būti, pavyzdžiui, herojus. Teoriškai įsivaizduojame. Excelis. Ne Excelis, dar jau ne Excelis, išminčius Excelis. Tai aš turiu mintį apie išminčius, pavadinimą pamiršau. Jo, bet įsivaizduom, kad kitas. Ir tada jisai pasiema lentelę, tą metodinę, kurių, pavyzdžiui, ir knygai yra. Ir pradeda komunikacijai tuos žodžius visur dėlioti, dėti ir panašiai. Ir sakau, taip negalima. Tai kam tada? Jūs, sakau, patampat herojais, o atrodo tai mylimasis. Nes jūs kalbate. Tai prekės ženklė, asmens prekės ženklė yra toksai principas, kad tai, kad tu kalbi tekstu ir žodžiu, vaizdas turi tai patvirtinti. Tai dabar įsivaizduojam, kad ta moteris yra mylimasis, vadinasi, jos vaizdas yra toks, jinai pasisakius, jis pasidarė fotosesiją, pasidarė visus veiksmus. Jo, ir panašiai, ir tada bando atliepti herojui. O ten herojus yra tokia... Johnny Bravo. Tokia kalba. Tai klientas, kaip atsimeni, pasako apie... Prisiminiau. Tai klientas, ką mato? Jisai mato pasąmonį mylimąjį, kuris kalba vyrišką kalbą. Tai ką daryti? Tai taip negalima daryti, čia yra manipuliacija. Reikia kalbėti mylimojo balsu. Tai reiškia, tada ta auditorija jau nebe mano? Ne, herojus gali išgirsti, kalbėti herojaus poreikiais ir jo problemomis, bet savo kalba. Tai čia daugiau yra tembras ir ta maniera? Žodžiai. Mylimasis turi kalbėti savo žodžiais, bet kalbėti savais žodžiais apie jų problemas, kurias gali išspręsti. Žodžiu, jeigu maištininkas ten ir keiksmažodžiai traukia, bet jisai kalba apie tai, kuris gali surezonuoti ir tam pačiam mylimajam, kuriam galbūt pagal vertybės keiksmažodžiai nepakeliui. Tai maištininkas mylimą nepritrauks su keiksmažodžiais. Rimtai? Ne. Prieštros traukia? Ne. Tai gyvenime traukia. Šita teorija yra apie tai, kad prekės ženkluose statant minusas ir pliusas yra negerai. Tai mylimasis ir herojus yra priešingose dalyse. Tai, pavyzdžiui, mylimai labai sunku herojui atliepti, o herojui labai sunku mylimai. Nes jie yra absoliučiai skirtingi charakteriai. Tai reiškia, ten strateguoti ir manipuliuoti, kad aš susikursiu tokį prekinį ženklą, kokį norėčiau turėti, tai čia jau nebe apie tai. Nes tu turi atliepti visiškai asmeninės duotybės, savybės, talentus. Taip. Dabar žiūrėk, koks yra skirtumas. Kodėl aš, pavyzdžiui, nedirbu su prekės ženklais. Nes prekės ženklė yra kiti įrankiai. Ir ten, turint gerą komandą, prekės ženklo vadovą, marketingistus, komunikacijos specialistus, jie gali išnešti prekės ženklą su tuo, kaip čia pagalvojama, apie tai, kaip norėčiau, kaip būtų. Ne? Tai ten galima taip daryti. Ne? Ir ten būtent, bet reikia turėti komandą. Vienas žmogus negali. Ir pasakysiu, kodėl negali. Vienas žmogus paslys, jis vis tiek parodys savo kitą pusę, nes pasąmonėje vis tiek kalbės kažkaip taip, ne? Jis neišlaikys vientisumo. Tai jeigu aš nesu toksai, kažkurioje vietoje tu pasirodys, kad tu esi netoks, ne? Bet jeigu statai prekės ženklą ir turi komandą, tu tikrai gali, pavyzdžiui, aš sugalvočiau kažkokią tai paslaugą, aš pati nesu maištininkas, ne? Kaip pavyzdys čia bus. Sugalvočiau paslaugą ir sugalvočiau, šitam produktui labai tiktų įeiti į rinką su maištininko charakteriu, vien dėl to, kad man labai reikia greitai, stipriai išnešti žinutę. Patraukti dėmesį. Patraukti dėmesį. O per yra lengviau. Jo. Tarpsme, truputėlį, kaip būna, pažiūrėjau, kokį PR pasidaryti ir panašiai. Tai tada aš statau prekės ženklą, save atsitapatinu, ne? Ir aš, pavyzdžiui, kaip prekės ženklo vadovas, aš galiu tai padaryti. Ir aš galiu puikiai išnešti šitą dalyką. Ne? Bet čia nėra jau asmens. Nėra. Yra tik tai ženkliukas. Taip. Ir tada yra produkto savybės, vertybės. Taip. Ir kažkoks ten vizualas. Taip, ir prie šito prekės ženklo gali dirbti komanda, gali dirbti, daug tų specialistų gali. Bet archetipas sustato gaires. Tai bet kada koks komunikacijos specialistas
prisijungęs į komandą, ne, jis gali būti ir mylimasis, ne, bet jis žino, aha, šitas prekės ženklas yra apie maištą, apie revoliuciją, apie nepatogias žinutes, apie tokius dalykus ir jisai, kaip sakant, okei, atėjau į darbą, aš dabar su šita žinute turiu ir dirbti. Jis ir dirba. Bet vienas žmogus, pavyzdžiui, dabar kitas atvejis, aš esu vienas žmogus ir sugalvojau, reikėtų man būti maištininku, kaip pavyzdys, ne? Aš neturiu nei papildomų dizainerių, nei reklamistų, kurie gali reklamą sukurti. Aš esu tik viena. Tai kiek galima, pavyzdžiui, galiu vieną fotosesiją galbūt susiorganizuoti, nuotraukos kada išsenka komunikacijai. Labai greitai, ne? Reikia gal kažkokius stories daryti, gal reelsus ir panašiai. Reguliariai ten jau reikia daryti. Taip, reguliariai, o tu esi vienas, ne? Tai dabar įsivaizduok, kaip tu visada turi būti kaip ungurys, išsinerti iš skūros ir visada vaidinti, kad tu esi maištininkas, ne? Pakeltų balsų kalbėti. Kažkaip kitaip ten reikia kalbėti ten. Temperamentas. Taip, tu visada, tai reikia apsirengti gal kažkaip kitaip ten ar panašiai. Tai yra taip sudėtinga. Tai reiškia, vis tiek reikia sugrįžti prie to, kad jeigu jau neturi pinigų, tai eini prie savo prigimtinės tos natūros vadinamos. Taip. Ir tai yra taip paprasta, yra viena paslaptis, aš savo studentėm visada sakau. Nes jos visada, o tai kas mano tikrasis archetipas, jos ten, kai savęs labai giliai nepažįsti, tai atrodo ir tas tinka, ir visur save mato ir panašiai. Sakau, paslaptis, jeigu jūs įminsit šitą paslaptį, kad jūs sužinosite tikrai savo dominuojantį, tai sakau, jums nereikės jokios net komunikacijos strategijos. Realiai jūs iš širdies intuityviai gerai varysit. Tai čia yra paslaptis yra. Bet čia yra testų pildymas, o testus, kas mėgsta pildyti, ten gali labai stipriai ir susimuliuoti. Yra šitas. Kaip tada pataikyti, ar čia yra tas įsivaizduojamas? Jis tik pritempt prie veiklos, jeigu sakai. Yra įrankiai. Tai, pavyzdžiui, kaip dirbu su, nepasitikiu aš testu, visada sakau per testą, taip visada per Dar ChatGPT pasiklausku, ne, ką apie mane galvoja. Pavyzdžiui, su ChatGPT irgi truputėlį mes padirbam, pavyzdžiui, sakau, su mokama versija, pasižiūrėk, kaip ChatGPT vertina tavo komunikaciją buvusią, bet sakau, tik tai to atveju galima prašyti ChatGPT, jeigu jūs darėt komunikaciją intuityviai. Nes jeigu per tą, kur aš noriu atrodyti ir panašiai, tai jis ir negerai nuskaitys, ne? Bet jeigu intuityviai, jau galima pasitikrinti. Kada testas meluoja? Tada, kai pats žmogus savo meluoja. Tai gauna netinkamus rezultatus. Kaip galima atskirti tuos, kad yra netinkami rezultatai? Tai gauna 3 atsakymus ir yra tokia Netscope metodika, tokia į gėlės žiedą, tokia iš 6 tokių narelių susideda visi archetipai. Ir jeigu tie 3 atsakymai yra trikampio formos, vadinasi, žmogus yra be krypties. Vadinasi, jis kažkur arba savęs neatradęs. Nes geri atsakymai yra sukrenta archetipai, maždaug jeigu yra apvalumas, tai ties vieną pusę, ties kitą pusę. Ne? Nes tu negali būti visiškai apie viską. Ne? Tai kaip pavyzdys. Jeigu tu esi iš išmintingųjų, išminčius, pavyzdžiui, tyrinėtojus, jie yra intravertai žmonės, tai tu negali būti ekstravertas, nes, pavyzdžiui, negali būti maištininku, herojum, nes tiesiog tai prieštarauja, teorijos prieštarauja. Ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, šalia išminčiaus yra mylimasis, nes jie visgi yra iš tų intraverto, ne? Vadinasi, va čia jau reikia ieškoti atsakymų. Tai čia vienas būdas yra. Kitas būdas dar, kurį labai dažnai naudoju, kuris pasiteisina ir kartais prieš tai kiti metodai būna koreguojami. Mūsų pasąmonė gali kalbėti ir tą pasąmonę kalbą aš tokią turiu Pinterest terapiją vadinu. Duodu tokį pratimą ir paskui pagal tą pratimą turi eiti Pinterestą ir folderis kurti. Ne? Yra tokios 5 žodžių verčių pratimas, 5 žodžius, kurie yra esminiai tavo brende. Raktažodžiai. Ne? Ir pagal tuos raktažodžius eina Pinterestą kurti, tuos folderius. Ir kas tada pasimato? Kaip pavyzdys. Išimsim tą excelinį variantą, tą išminčių, ne? Tai išminčius yra labai toksai kaip patikimas, jis yra toksai pilkai mėlynas, jeigu tai pasižiūrint. Žmonės, tarsi nešioja tokius kostiumėlius, biurokratai, gali būti kaip advokatai, ne, ir panašu, maždaug turi tą tipinį įsivaizdavimą, kas gali būti išminčius, ne.
Kažkada čiužinių bandžiau toks būti. Ir kaip tau sekės? Sakė, čia tas bičias ne apie čiužinius, ne apie miegą. Tai išgirdau, tai va turiu porą mėlynų kostiumų, kurių nedėjau. Nu, tai įsivaizduok, ir žmogus įsivaizduoja, bet jis iš tikrųjų įsivaizduoja, kad jis yra išminčius. Nu, tarsi, jisai paskaitė, jam tik, pasidarė testą, pasidarė unikalų vertės pasiūlymą. Visą pagal sistemą, visus sudėliojam tuos stalčiukus, viską, ne, ir ateinam į Pinteresto terapiją. Ir ką jūs manot? O ten sėdi naivuolis su baby pink spalvom. Ta prasme, tai yra kokios spalvos? Yra rūžava, tokia baby blue, tokia mėlyna, ne, tokios vaikiškos tokios spalvos, pastelinės, tokios gražios, skaičios spalvos. Ir čia yra naivuolio spalvos. Ir sakau, kažkur pas tave čia naivuolis? Sakau, gali šitų spalvų atsisakyti? Ne. Sakau, tai einam koreguoti žinutę. Sakau, tavo dominuojantis ne tą, ką mes nusistatėm. Ne, tai tada mes koreguojam žinutę. Ir tada, kad tekstas, žinutė su vaizdu sutaptų. Ne, tada mes, ten daug tada pasidarom tų korekcijų. Reiškia, jisai pradės tą rožinį švarką dėvėti. Taip, bet jam natūraliai, tarsi mes spalvos jį pakviečia, kaip aš sakau, paveiksliukas pakviečia. Esi dalyvavęs kaip praktikose, ne, kaip daro su metaforiniam kortom. Paveiksliukas pakviečia. Mes į tą paveiksliuką sudedam kažkokią tai reikšmę. Ne? Tai lygiai čia tas pats archetipas. Kai tu turi savo dominuojantį archetipą, tave vaizdai kviečia, nuotraukos kviečia, spalvos kviečia. Lengviau patraukti. Ne, pasąmonė kviečia. Tarsi vis tiek, tai aš pastebiu, jeigu, kaip sakai, ką reiškia pakviečia? Ką reiškia pakviečia? Reklama, pavyzdžiui. Geri marketingistai, kai žino, kam komunikuoja, kokiam archetipui ir kokie jie patys yra archetipai, jie taip sustato scenarijų, kaip pavyzdys, jeigu yra tai kaip mylimasis, ne? Jie yra apie empatiją, ne? Tai taip sustato scenarijų, kad rezonuotų tiems kitiems žmonėms. Logotipą taip susikuria, spalvas tokias parenka, ne? Ir turi tokias dominuojančias spalvas. Ir tos dominuojančios spalvos kviečia tą žmogų pasąmoniai. Nes jį tiesiog traukia tokios spalvos, tokia estetika traukia. Kaip naivuolis, ne? Jeigu jį natūraliai traukia tokios spalvos, kaip sakau, Pinterest terapija, ne? Tai kai jisai pamato, pavyzdžiui, kokį skanų kokteilį, natūralų, sveiką kokteilį, ir tas kokteilis yra panašių spalvų. Ir yra visai kiti kokteiliai, ne visai kitų spalvų, pavyzdžiui, ryškus, ne? Ten kažkokie visai kitai. Kruvinoji mėri panašiai, ką jisai renkasi, kas jam yra pagal jį, kas yra artimiau jo dūšiai. Taip reklamistai veikia ir dirba su mūsų pasąmonė. Tai čia gaunasi savęs pažinimas. Vis tiek prasideda nuo to. Taip, visada yra nuo savęs pažinimo. Tai mano visa yra užduotis, kad tai va šita knyga, taip, čia yra savęs pažinimo. Čia yra kaip ir testas, kaip traktuoti tada. Mes dabar kalbam apie archetipus, kaip juos pritaikyti. Kas man iš to? Gerai, tai šita knyga yra parašyta pagal archetipų teoriją Karlo Jungo. Tai Karlas Jungas yra filosofas, jo ten visos tos knygos labai sudėtinga, aš bandžiau skaityti, man buvo labai sudėtinga, bet atsirado dvi mokslininkės, kurios jo sudėtingą teoriją pavertė į rinkodaristams suprantamą kalbą. Tai visą tą teoriją pritaikė marketingui. Ne? Tai buvo Heroes of the Law, vadinasi ta knyga, pasaulinio lygio, jinai yra tikrai žinoma visiems marketingistams, geriems marketingistams yra žinoma, ne? Ir viskas yra anglų kalba. Ir visi didžiausi pasaulio brandai yra pastatyti būtent pagal Karlo Jungo archetipų teoriją, bet tik ne Lietuvoje. Tai padedi pradžiai šitos knygos pagalba, išsigryninant žmogui, apie ką jis, ir tada, kad būtų lengviau klientų ratą identifikuoti, tikslinį klientą. Gal aš patikslinsiu. Visų pirmiausia, šita knyga įsidentifikuoja, kad tu teisus esi, įsidentifikuoti save ir save su savo dominuojančiu archetipu, šitą dominuojantį archetipą įdėti į verslo charakterį. Vadinasi, į savo asmens prekės ženklą. Ne? Ir mano misija iš tikrųjų, kad tas žmogus būtų, kad jis gerai jaustųsi. Ir visada eina tokia, visada leitmotyvas ir žinote apie tai, kad tokia, kokia tu esi gera, viskas yra su tavim gerai. Labai dažnai mes tam tikras savo charakterio savybės nurašom, kad čia kažkokios yra neteisingos. Auklėjimo klaida. Auklėjimo klaida. Yra filmukas
kaip treniruoti slibiną. Ir ten yra žaksulys. Žaksulys yra pagal archetipą kūrėjas, nes kino industrija naudoja archetipų teoriją, kuriant scenarijus, atrenkant aktorius, nes vėlgi žiūri į tą personažą, koks aktorius geriausiai tinka. Ne? Tai jeigu yra, pavyzdžiui, moteris vaikiško tipo, neįs vaidinti raganos, ne? Jos nepaims į tą vaidmenį. Ne? Tai jie naudoja šitą archetipų teoriją. Tai grįžtam prie to filmuko apie tą žaksulį. Ne? Tai žaksulys yra archetipinis kūrėjas, nes kaip jį galima identifikuoti, nes jis yra visą laiką meistrauja. Jisai sugalvoja, pavyzdžiui, kaip slibinui tą uodegą sumeistrauti, ne, ir padaryti. Ir yra vienas žaksulys visame vikingų kaime. Vikingų visas kaimas ten yra vien herojai. Tai kaip tas žaksulys, kaip tu manai, jaučiasi tam vikingų kaime? Vienišas. Taip, nepritapęs baltą varną. Ir mano gal tokia ir yra misija parodyti žmonėms, kad jeigu tu jautiesi toks kaip žaksulys, ne, tai tau reikia tiesiog vikingų kaimą kitą susirasti, kur tu jausiesi iš tikrųjų tarp tų savų žmonių. Žinau kur. Taip, būtent. Jo, tai tas, kaip aš vadinu, tą vikingų kaimas, tai gali būti brandvumo konferencija. Nes ten šaukiam, kaip sakant, 12 kaimų, ne, tų 12 archetipų ir ten tikrai gali surasti ir netgi pasimatuoti su žmogum, nes mes turim tokias identifikavimo korteles ir kiekvienas ateina su savo archetipu. Ir tada žiūri, kūrėjai vaikšto, savukai. Ne, kitas irgi. Ir ten yra tokios visokios praktikos, kur mes bandom parodyti žmonėms, kaip prie vieno stalo sėdi su vienais archetipais, kaip tu jautiesi, prie kito stalo su kitais archetipais, kaip tu jautiesi. Tai mano Anyta tokį eksperimentą darė, nes jinai mano yra fanė šitos konferencijos. Tai jinai pasakoja, kad aš, sako, kai sėdžiu prie globėjų, aš taip gerai jaučiuosi, mes visos apie tą patį. Ir sako, kažkaip netyčia man teko kitam, aš neatsimenu prie kokio archetipų to stalo sėdėjo, sako, aš labai blogai jaučiausi, kažkaip netinkamai, o ten tai labai gerai. Tai čia ir yra apie tą patį, kad kai mes žinome, kas yra tas mūsų vikingų kaimas, mes labai lengvai galime surasti ir savo tikslinius klientus. Tai gal tų klientų yra nepakankamai, reikia praplėsti auditoriją, tada pradeda lipimas eit per save. Tada kur tai veda, kad pardavimo tada nebebus? Patikslink. Jeigu per save lipimas yra, nes pavyzdžiui, aš parduodu čiužinius, aš tam teikiu video paslaugas. Mano tas klientas yra labai spalvingas. Bet vis tiek, žinok, vieną paslaptį pasakysiu. Tavo klientai bus tokie panašus į tave. Tai, pavyzdžiui, kaip čia, jeigu tu savo veikloje, vienoje veikloje, kitoje veikloje ir trečioje veikloje įdėtum tą patį savo dominuojantį archetipą, visose veiklose. Tai tavo klientai būtų labai labai panašus į tave. O su kuo mums yra lengviausiai bendrauti? Su tokiais kaip mes patys. Panašiais. Tai reiškia, komunikacijos žinutės turi būti labai stipriai išreikštos pagal tai, kokios yra mano vidinės vertybės? Ne, vertybės yra tik vienas iš stalčių, tų, kur yra vertybės, vizija, misija, čia ta stalčio pagrindas. Bet yra ir tos tiesos. Labiau apie tai, kaip tu komunikuoji, kokią tu emociją teikia. Na gerai, pavyzdžiui, aš vienu metu komunikavau taip šiek tiek vertinant iš šalies flegmatiškai, ramiai, aptakiai, apie miegą. Ir kai kurie mano klientai tiesiog taip ir sako, iš to flegmatiko, nepirkčiau. Nes gyvoji konsultacijų buvo visiškai kitas, žinoma, čia vadinkim vaibas, kita ta energetika, kaip čia patinka, ekspresija. Ir aš pradėjau sąmoningai video reikaluose pradėti ekspresyviau elgtis. Tai čia gaunas, aš lipu per savo kažkokią tais... O kaip tu jautiesi? Kur tu gerai jautiesi? Kaip jaučiuosi? Kaip tu veiksme jautiesi gerai, kada tau yra patogu? Flegmatišku ar ekstravertu? Labai įvairiai. Pavyzdžiui, laidas vedu flegmatiškai. Čiužinių tema aš greičiausiai būsiu užsidegęs. O kodėl? Nes man atrodo, kad aš žinau, man atrodo, kad aš galiu išaiškinti ir turiu argumentų. O kodėl čia taip tau netrodo? Nes čia toks amplua yra.
Myliu save, kalbint žmogų, patylėti. Nu, va, tu labai gerai pasakė apie amplua. Tai yra rolės. Tu savo įsidedi rolę. Nu, taip neturėtų būti. Tu turėtum būti visur savimi, be rolės. Tai kaip įsidentifikuoti? Nes pavyzdžiui, netgi kai aš pačios konsultacijų buvau, ne, aš darau prielaidą, kad galbūt aš tą testą kažkaip ne taip užsipildžiau. Gali būti. Nes aš kiek pamenu, kūrėjas buvau, bet greičiausiai aš nelabai apie kūrėją. Apie kūrėją, tu apie kūrėją, turi tu to. Vieną iš kūrėjo identifikacijų, noriu pasakysiu, ką tu turi labai ryškaus. Kūrėjas negali būti vienoje veikloje. Tu turi kiek veiklų, man pasakyk? Čia daugiau negu 2. Bet ar čia, sakiau, dar turi planuos tą vieną veiklą, tą kitą, čia patum ženkliukus ir panašiai. Tai va, čia yra vienas iš pagrindinių indikacijų. Ir, pavyzdžiui, jeigu jam pasakytų, pavyzdžiui, jeigu aš tau dabar pasakyčiau, žiūrėk, kaip galima susidentifikuoti. Dariau, o tu gali vieną veiklą daryti? Nu, būtum tikras ekspertas. Ar gali? Čia turiu atsakymą. Su garantija taip, bet be garantijos... Kaip supras, palauk, patikslink. Čia, kaip sako, mūsų šitam regione yra per 7 kartas praktiškai nebuvo nei sykio valiuta, kuri buvo stabiliai išsilaikytų, jau nekalbant, kuri keitėsi per kartą kelis kartus. Tai reiškia, yra ten sukitrėmimai, dar kažkas, tai reiškia, nėra saugumo. Ir aš kai turiu patirčių, kad būnant ant vienos šakos ir tai šakai griūnant, ir labai skaudus kritimas yra. Tai dėl to aš sąmoningai turiu kelias veiklas, kad vienai, ar ten šlubuojant ar kažką, kad turėčiau alternatyvų. Dėl to nesu vienoje veikloje. Bet čia man toks jausmas, žinau, kad tau čia racionalus protas, tau taip dabar šitą pasufleravo. Bet patirtis tokia. Patirtis, gerai. Aš turėjau patyręs bankrotą ir tai visa laimė, kad buvo šalia veiklų, kurios tuo metu padėjo ne tik finansiškai, bet ir psichologiškai. Gerai, tada dar kitaip tavęs paklausim. Kodėl, pavyzdžiui, tu gali turėti kelias veiklas, bet tiekti tą patį tam pačiam klientui? Tavo veiklos yra skirtingos yra ir skirtingiams klientams. Aš nežinau, ar skirtingiams klientams. Šitą nežinau. Tas, kas perka. Turėtų to kūrėjo. Nu, kažką kuriu, nu taip. Taip, sutinku. tu kuri, taip, tu kuri. Tu turi to copy pradai. Jo, tai... Nors myliu save, iš dalies yra copy pradai. Turiu istoriją prisiminiau apie tai, kad kartais aš savo, tie, kurie, pavyzdžiui, daro testą ir jie, kaip aš jiems sakau, kaip pamatau, kad tikrai ne apie tai yra, nes kartais mes energetiškai jaučiam. Tai kaip, pavyzdžiui, yra dominuojantis herojus, ne, ir gauna rezultatą, sako, aš esu mylimasis. Ir aš tada atsakau, meluoji, tu melagė. Čia... Aš tavo archetipas melagis. Aš savo klientų taip leidžiu savo pasakyti, tu melagė. Sakau, tu darydama testą ryškiai kažką pasimelavai, nes energetiškai tau toli iki mylimojo. Tu visai kitą energetiką skleidi, kitaip šneki. O gal su narciziškom savybėm? Ne, žinok, net ir išvaizda ir tas tvirtumas moters, ne, tas jis labai yra aiškus. Kas yra mylimasis? Yra gėlelė, tai yra moteris, tai yra apie moteriškumą, šito gėlėjo, ne? O herojus, tai yra medis, aiški struktūra, kamienas, ne? Įsišaknyjęs žmogus. Tai jis yra medis, stiprus ąžuolas, ne? O kitas metafora yra gėlelė. Tai dabar man kelmas arba medis sako, aš esu gėlelė. Tu nepadarysi gėlelės. Bet kaip tą, gerai, mes čia taip labai abstrakčiai kalbam. Tai kaip tada komunikacijos? Čia žinutės klausimas dabar yra. Kaip gerai, aš perskaičiau knygą, atėjau brandvomą ir kaip man parduoda daugiau, žinant, kad aš esu ten ta gėlelė ar ten tas kelmas vadinamas. Ar tas ekselis. Jeigu, pavyzdžiui, žinai archetipą, tai archetipų teorija, žinai, ką sako, tai kartu yra su neuromarketingu. Tai yra, kad jeigu žinai šitą teoriją, kad pardavimus lemia pasąmonę, tai yra 2 smegenys. Tai yra
kvailosios, tokia reptilinės smegenys ir limbistinės smegenys. Tai reptilinės smegenys yra pačios seniausios, pačios kvailiausios, pačios durniausios ir jos visada klaus klausimą, kas man iš to. Dėl to reklamai, kai daro reklamą, sako huką, tai apeliuoja į tas reptilinės smegenis. Ir kitos smegenys, kurios daro sprendimą pirkti, yra limbistinės smegenys, tai yra, kur yra už emocijas atsakingos. Tai ką daro brandas, kuria emociją. Kad ta emocija veiktų, reikia įdėti į archetipą. Ir mūsų pasąmonė šitos dvi smegenys atpažįsta archetipą ir susilieja. Tai dabar įsivaizduok praktiškai, aš esu kūrėja, kaip reklama mane stimuliuoja. Dabar pasakysiu paslaptis, va tos raktažodžius. Tai kūrėja labai lengva paimti su tokiais žodžiais. 7 žingsniai iki kažko tai. Algoritmas, formulė, metodika, sistema, spalvos kokios turėtų būti. Gana ryškios, bet tokios sodriai ryškios ir kombinacijos labai gražios. Tokios, įsivaizduokiam, ryškios, labai skoningos. Pavyzdžiui, šita spalva yra. Va, šitos knygos, čia va yra kūrėjos spalvos. Ne? Jos yra ryškios, bet yra sodrios. Tokios, kaip sakant, ne tokia nekontrastingos, pavadinkime. Ne? Taip maždaug tokios į tą pusę. Ir mano smegenys šitą informaciją labai greit apdoroja. Jeigu man pasako, gausi, pavyzdžiui, mokymai, ne? Aš tokia mokymų pirkėja arba mėgsta tos mokymus. 7 žingsniai gausi sistemą, o dar jeigu pasako įrankis kažkoks PDF, ne Excelis, kažkoks PDF, kur su tuo įrankiu aš kažką pati galėsiu padaryti, kažkur pati savo veiklai pritaikyti, aš sumokėsiu ekstra pinigus. Tai žinant šitą informaciją, bet taip kūrėjai yra įmami, tai aš pasto visko prisiperku. Jau dabar tai save stebiu. Ne? Lygiai taip pat neseniai mačiau reklamą, pavyzdžiui, labai tokia Candlelight yra tokios su žvakiam, yra simfoninis orkestras arba ten toks cozy, būna klasikinės muzikos. Kažkodėl ir man tas reklamas rodo. Rodo, ne? Ir jos eidavo ir praeidavo, bet taip, man jos buvo užkabinę, bet įgiliau jie žinai tik tai kada į vieną reklamą įkombinavo vyrą, kuris buvo spalvotas kaip iš girios pas vidugirius, kur būna toks, kur spalvos eina. Toksai buvo su maikiais, visas dažais nulietas ir jis stovi tarp tų žvakių ir va taip ištiesęs rankas, ne? Šitą idėją pradžioje ir paskui vėl tą patį, vėl tos žvakės ir panašiai. Ir aš jų spaudžiu mygtuką. Nes įdėjo kadrą, kuris stimuliuoja kūrėjus. Tai čia taip pasąmonė dirba, ne? Tai tie, kas žino, kaip ką paspaudyti, tai mane ten tiksliai žino, kaip paimti. Tai dabar knygoje nebus praktinių patarimų, kaip sukurti žinutės, nes čia reikia turėti ir įgūdį, ir atpažinti, ir gebėti, ir ištestuoti. Ne, šito specialiai nedėjau. Žinutę sukurti yra tokia metodika, galima internete įvedus. Unikalus vertės pasiūlymas, ne? Bet yra ten, man atrodo, 9 ar 12 formulių. Tai aš esu vieną pasitestavusi, jinai man labai gerai veikia, bet į tą vieną sakinį sudėti žinutę savarankiškai jau pradedu galvoti, kad tai yra misija neįmanoma. Nes žmogus negeba reflektuoti, jį reikia vesti. Tai yra sakoma, parašyk daug apie save, mes visi galime apie daug ką parašyti, o dabar sudėk vieną sakinį. Ir kažkaip dingsta įgūdžiai. Tai čia apie tą patį. Mes kaip ir galim tokio daug vandens, mes ir tą darom, ir esam ten talentingi ir taip toliau, ir viskas. O kai reikia vieną sakinį ir jau sudėtinga yra. Tai tam vienam sakiniu, tas jau yra asmeninis vedimas, tai kad aš jį įdėsiu, kaip daryti, aš žinau, kad jis tiesiog, Tai ar gerai girdžiu, kad pradžiai paskaityti žmogų knygą, pabūt tarp kitų, kurie dalinsi savo patirtim? Taip. Ir jeigu tada dar neaišku, tada asmeninė konsultacija ir tada grynintis tas žinutes ir ieškoti. Taip. Nes tos pačius rylsus, ar tenais tekstus rašyti, ar naujienlaiškius, vis tik reikia įpakuoti. Čia gebėjimas turi būti. Taip. Aš seniau, pavyzdžiui, teikdavau tokią kelionę. Konsultacijų būdavo kelionė iš 5 konsultacijų. Tai viena konsultacija būdavo 2 valandas. Aš visada praktikuoju 2 valandas. Man per 1 valandą man neužtenka. Ne? Nors, kad ta didžioji vertė klientui yra 2 valandos.
Nu tai va, tai iš 5 konsultacijų, tai maksimum 10 valandų, ne? 10 valandų, tai bet tada, kai ateina visiškai nulis, tarsi apie nieką, jisai nieko nežino, tiesiog jį vedi būtent į tuos stalčius, viską dedi, ne? Tai 5 būdavo. Bet kai dabar jau turiu įrankius, knyga, yra konferencija, yra jau kiti papildomi įrankiai, kai žmogus jau pačiupinėja maždaug apie ką tai yra, aš per vieną konsultaciją galiu išraškėti žmogų. Tai gerai, bet čia reiškia, jam užrodėsi kryptį, bet visą kitą jam toliau reikės pačiam daryti. O čia atsiranda ChatGPT. Kad čia, pavyzdžiui, kad ChatGPT gerai veiktų, jį reikia, kaip aš vadinu, gerai sumaitinti. Nes esi pastebėjęs, ne? Jeigu kaip paklausi, tą ir gausi. Ne? Ir dar pagirs. Jo, dar pagirs, gal galvoju, Dieve, kokia aš nuostabi. Gal visai ten netaip yra. Ne? Bet kad gautum iš ChatGPT, pavyzdžiui, komunikacijos strategiją, nes kaip aš juokauju, senais laikais ir tada pridedu gal prieš kokius 2 metus. Tai visą tai darydavo strategai rankiniu būdu, ten tos Excel lentelės sudėdavo, tai jie galvodavo, strateguodavo. Dabar reikia žinoti promptą ir reikia suduoti informaciją. Pasimti iš tavo surinktą informaciją iš tų stalčių, pasidaryti tokią vadinamą komunikacijos bylą, sudėti šitą komunikacijos bylą į ChatGPT ir vienas mygtukas ir tu turi savo strategiją. Ir tikrai bus geresnė negu žmogaus sukurta. Aš dabar su Deep Search'u taip narplioju tinklalapius ir apskritai duodu šaltinius, kur aš ką komunikavau, kad bent jau pasakytų iš šalies nuomonę, o kaip tai iš viso apie ką tai, kaip atrodo, kaip galėtų iš šalies matytis. Tai irgi įdomi atrodo, ko, pavyzdžiui, tinklalapį pas mane nėra. Arba eiliškumo seka neteisinga. Tai, bet čia kaip ir nebe archetipą. Yra ir archetipas. Mes į komunikacijos bylą, kai darom į tuos stalčius, susidedam tą informaciją, vienas iš tas stalčių yra archetipas aprašytas. Ne? Užduodam, kad tai yra šitas archetipas kalba būdvardžiais, tokiu balso tonu, kaip jisai kalba, mes nurodom, kaip jisai turi kalbėti. Pavyzdžiui, aš savo komunikacijoje jeigu prašau, kad ChatGPT, pavyzdžiui, patobulintų mano tekstą. Tai, nes aš pati vis dar, kaip akmens amžius, aš mėgstu rašyti, tai aš pati rašau, ne? Bet tikrai paprašau, kad jis man patobulintų. Ir ką aš darau, visada tobulina, prašau, rašyk kūrybiškai, charizmatiškai ir naudok storytellingo principus. Tai yra mano taisyklė. Mano komunikacijos rašymo taisyklė. Ir jis tada, vadovaudamas šitų promptų ir šitą apibūdinimu, jisai rašo mano balsu. Jisai patobulina, ten paredaguoja, kai ką pastiprina, bet jis visada apie tą patį. Dabar įsivaizduokit, aš sudedu tekstą, ne, ir parašau kitaip. O dabar parašyk stipriai, emocingai, motyvuojančiai, orientuota ten ir kažkaip dar apibūdino. Ne? Tai aš jau kalbu dabar tuo herojaus apibūdinimu. Ne? Jisai tą patį tekstą visai kitaip pavers ir bus visai kitas balsas. Ir bus ne mano balsas. tą patį tekstą vėlgi įdedu į ChatGPT ir, pavyzdžiui, užduodu kito archetipo balsu kalbėti. Pavyzdžiui, išminčius, ne, tas, kurį Excelis mėgsta. Tai ir sakau, autoritetingai, pragmatiškai, būtinai reikia kažkokį faktą įdėti, būtinai faktą, dar galbūt išnašas, prašau, ir panašiai, ne? Visai kitas tekstas, o atrodo tas pats tekstas, bet jis gali 12 skirtingų charakterių kalbėti tas balsas. Ne? Tai dabar įsivaizduoju, aš nežinau, natūraliai esu kūrėjas, ne? Aš esu kūrybinga, iš tikrųjų aš esu ta tokia istorijų kolekcionierė, mėgstu šitas istorijas, bet aš neužduodu šito dalyko ir aš šito nesusidentifikavus, nes nesu pakankamai sąmoninga. Ne? Ir man atrodo, turiu tą įsitikinimą, pavyzdžiui, kad, nes tokį tikrai turėjau ir seniau, aš tikrai atsimenu, turiu ir istoriją, tokią pačią istoriją, kai apsirengiau ne savo archetipu, tikrai to žodžio prasme, ir fotosesiją pasidariau, ne pagal save. Nes man atrodė, kad jeigu aš einu į verslo klubą, BNI verslo klubą, tie visi vyrai, ten daugiausia būna vyrų, ir tų moterų, ne, ten yra apie patikimumą ir rimtumą. O aš tai... Mano viena, žinai, kokia nuotrauka yra. Ai, širdelė. Ir aš turėjau pakovoti, kad jinai būtų pagrindinė nuotrauka. Ai, tu kovoji, ne? Aišku. Ne, sako, kaip čia kažkaip. Ai, matai, tau sako kaip. Tai va, aš irgi tokį turėjau. Bet čia toks išsišokimas, bet aš ne maištininkas, bet
Sako, taigi ten yra verslo portretas. Nu, kaip atrodo verslo portretas? Solidu. Tu čia vyras, tai vyras, bet moteris. Rankos klasikinis sudėtos ir panašiai, ne? Tai yra klasikinis portretas. Ir natūralu, kad reikalauja tokių dalykų, ne? Ir tada galvoju, aha, dabar man reikia kažkur tai tą išsitraukti kostiumėlį, kurio neturiu, ne? Tada pradedi galvoti, kaip čia save aprengti, nors visiškai taip toli nuo savęs, ne? Ir tu pradedi apsirenginėti. Tai aš dar turėjau kompleksą savo žandų. Tai kai dariausi tą fotosesiją, taip nedariau. Citrinos valgiai. Aš Photoshopu prašiau, kad sutvarkytų, bet kitas dalykas tai buvo, kad aš nesišypsojau. Tai jeigu dabar aš turiu savo archetipą 1 iš 11. 12. Tai dabar gaunasi tas 11 archetipų jau nebe mano klientai. Ne, taip nėra. Gali būti tavo klientai. Tai kaip tada man komunikuoti? Visų pirmiausia, reikia žinoti tokį dalyką, kad testas rodo 3 atsakymus. Į rinką reikia pasimti vieną dominuojantį, kartais galima 2, bet tas antras archetipas, maksimum 30% turi sudaryti, vadiname tos truputėlį diferenciacijos. Kaip pavyzdys, jeigu esi išminčius Excelis, ne, tai, pavyzdžiui, bet turi tokią biškį prie bajerės. Ne, toks, tai bišku tai galima tą savo praskiesti komunikaciją tokia biški su lengvesniu turiniu. Ne, taigi įsivedam truputėlį to juokdario. Čia kad geriau jausčiusi komunikuodama, čia dėl to? Ne, čia dėl to, kad antras dominuojantis tavo galbūt yra juokdarys, kurio tu negali nuslėpti. Pavyzdžiui, jis labai, labai, labai ryškus. Ne? Aš esu kūrėja, ne? Ir turiu dar naivuolį. Naivuolis labai, labai ryškus yra. Ir skūriau prekės ženklą, brandvumas. Brandvumo prekės ženklas ryškus. Jis yra kūrėjas, bet jis yra su diferenciacija mylimojo. Ne? Nes man buvo svarbu, kad išeitų ta ir estetika, ir to ryšio kūrimo, tas jausmas, ne? Nes aš kuriu patirtį. Ir pati turiu to, kažkiek to empato. Nors mano dominuojantis yra kūrėjas, bet mylimasis nelabai tas dominuojantis. Ne? Tai dabar įsivaizduojam, kad kai darome brandvumo komunikaciją, aš negaliu toje komunikacijoje rodyti, pavyzdžiui, kad man patinka gražus skepukuoti reikaliukai ir 3D žmogeliukai. Ne? Kai darau savo asmens prekės komunikaciją, aš irgi truputėlį privengiu šitų dalykų. Ne? To naivuolio rodau mažiau. Tiesiog sąmoningai rodau mažiau, kad mane labiau matytų per kūrėjo prizmę. Ir kad mane labiau suidentifikuotų su brandvumo prekės ženklu. Nes jeigu aš su draugiam kartais taip darau, visokius pakuotukus parsisiuntinėjom, algoritmas Facebookas tikrai pamatė, kad man patinka toks maždaug turinys, nes aš buvusi 3D specialistė, ne? Tai man patinka visi šitie personažai, žmogeliukai. Tai aš visą savo tą naivuolį vis tiek įdedu į mokymus, ne? Ir tada man būna labai lengva pasakoti apie archetipus per personažus. Per herojus tam tikrus filmų. Ne? Ir tada, dėl ko taip yra. Ne? Nes tada supranta, kad archetipų teorija čia nėra mano išmanimas. Šitą teoriją naudoja pasauliniai prekės ženklai, čia vienas, filmų scenaristai antras, ne? Ir esu net tokį straipsnį skaičiusi, pavyzdžiui, apie filmus. Kada yra geras filmas? Kai jis uždirba gerai. Tik tada, kai naudoja herojaus kelionę ir įdeda archetipus. Nes kai herojaus kelionė, tai ten yra klasikinis žanras. Klasikinis žanras, taip. Mes visi turim, tarsime, ir kas tas pagrindinis herojus, nebūtinai jis turi tas, kaip aš sakau, vikingas, ne, būti, tai tas, kaip sakant, stiprus žmogus, ne, dažniausiai. Gali būti tas skruzdėliukas. Gali būti skruzdėliukas, gali būti visiškai vaikas kažkoks tai, ne? Gali būti, tarsime, visiškai atstumtas, gali būti viščiukas ir panašiai, ne? Tai į tą herojų įdeda archetipą tam tikrą charakterio savybės. Ir tas archetipas, tas herojus keliauja tą visą istoriją. Ir per būtent tokius vaizdus labai lengva paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, jums tokie filmai rezonuoja. Kodėl, bet, pavyzdžiui, man labai patinka fantastiniai filmai. Pavyzdžiui, kai aš einu žiūrėti filmą, rinktis Netflix, aš visada yra pirmą, ką renkuosi, tai fantastiniai. Fantastiniai ir yra kūrėjo. Tarpsme, nes
kūrėjas yra apie inovacijas, apie fantastiką, nes jisai yra neribotos galimybės, dėl to aš Fantazija. Taip, tai yra fantazija, ne? Nes toj fantazija yra viską gali kurti. Ir man natūraliai net ir toks žanras labiausiai patinka. Tai tavo ir komunikacija yra per tą. Taip. Tai reiškia, akcentus dedi per kūrybiškumo prizmę. Taip, taigi aš ir ChatGPT promptą irgi rašau. Kūrybiška, charizmatiškas ir per storytellingo principą. Kodėl storytellingo principas? Nes aš žinau, kad yra labai svarbus. Taip, istorijos parduoda. Ir aš net žinau, kodėl jos parduoda moksliškai, galiu neuromarketingu pagrįsti. Tai kinas, teatras, tu irgi apie istoriją. Taip. Asociacijos. Taip. Tai reiškia, žmogus, besigilindamas į archetipo savo ir suprasdamas kitų, gali kažkaip tais tas žinutės skaniau, labiau parduodančias padaryti? Jisai gali tikslingiau ją sukurti. Jisai gali koncentruotiškiau dirbti. Jisai gali greičiau pasiekti savo klientus, nes kalbės ne tik jo žinutė, bet ir jis gali vaizdą sukurti tai žinutėje, ne? Ir vaizdas ir žinutė derės. Nebus to vadinamos nekongruencijos. Nebus to, turiu per seminarus tokią skaidrę, kai stovi žmogus ir ten daug tokių rūbų, kaip bomžas atrodo, ne? Arba, pavyzdžiui, kaip mes atpažinsim žmogų, kuris yra neskoningai apsirengęs. Tai, pavyzdžiui, sijonas margas, bliuskytė marga, batai vėl kažkokie. Tai, su vyru kalbė. Moteris klauso, jeigu moteris klauso, jūs suprasite, ne? Tai, tarsi, kai viskas niekas nedara, ne? Ir kai niekas nedara, mūsų pasąmonė nenuskanuoja, ką mes nuskanuom, neskoningumą, bet ne žmogų. O dabar aprenkim tą žmogų pagal archetipą, ne? Prasme, ir tas rūbas irgi kalba apie tai. Ne? Nes net ir, kai aš sakau, man iš tikrųjų labai liūdna, kai Lietuvoje mažai stilistų net naudoja archetipų teoriją, nes jiems nereikėtų eksperimentuoti. Nustato žmogų archetipą ir iškart žino, ką pasiūlyti ir žino, kad tikrai pataikys. O gali keistis archetipas? Gali. Kas įtakoja pokytį? Kaip ir vertybė žmogus keičiasi gyvenime, kataklizmą, gyvenimo kažkokią situaciją pasikeitusi, gyvenimo etapas kitas, pavyzdžiui. Ne? Tarsime, kaip mano vaikas yra dabar 9 metų, tai jinai save jau identifikuoja kaip prieš paauglį. Tokia kaip ir prieš paauglystę. Tai paaugliai, natūraliai, paklausi, kas yra? Būtent. Netikėtai. Bet būna užstringa tame etape. Taip, tai dabar įsivaizduok, paauglys yra, natūraliai, yra maištininkas, ne? Jo elgesys, viskas yra apie tai. Tai dabar toksai kaip prekės ženklas yra MTV, žinai? Girdėjau. Tai va, MTV yra paauglių kanalas. Spėk, koks jo yra archetipas? Maištininkas. Nes jis lengviausiai tada gali pasiekti, nes kalba tą pačią kalbą. Tarsi jis visas suprojektuotas, jo visos reklamos maištaujančios yra, spalvos, tarsi jis visas taip suprojektuotas, tų žinovo, ne, kad atlieptų tą jaunimą. Tai ką kalbėti apie kanalą, kai politinės partijos irgi yra? Čia aš į politiką niekad nelendu. Bet šiais metais pasimatė dėsningumas, kad... Gali būti, aš teliko neturiu namie, tai nežinau. Aš teliko nežiūriu, užtenka įsijungti Laisvės TV. Aš ir šito nežiūriu, tai nieko nežiūriu. Tai gerai, tai dabar brandvomas. Taip. Ko gali žmogus tikėtis ateidamas į konferenciją, kurioje bus įvairiausių pranešimų? Ir vienas pranešėjai ir tu. Ačiū už galimybę. Taip, visada. Ir ko gali tikėtis, koks tikslas? Išsigrynins, kaip suprantu, savo archetipą, kiekvienas dalyvis, bus susodinti pagal tam tikrą seką, ne? Šiais metais nebus. Nebus. Kai kūriau brandvumą, aš įsivaizdavau, tokį matymą turėjau, kad kodėl sako, Vilma, kodėl 4 dienos, ką tu negali vieną dieną? Sakau, tai kaip man papasakoti 4 esminius brando kūrimo elementus, tai yra pamatas, vizualinis identitetas, komunikacija ir pardavimai, 4 svarbiausi elementai. Tai kaip man per vieną dieną papasakoti? Tai 4 pranešėjimai, dar gal kokie 2 ir apie ką tai yra, tai apie nieką, ne? Tai aš norėjau taip sukurti tokią sistemą, žiūrėk, dabar netgi kalbu tokiam raktažodžiais, ne? Norėjau sistemą sukurti, ne? Kad ir į tą sistemą, į tą vieną stalčių, kur yra, pavyzdžiui, apie vertybės, ne? Vienas stalčius brando strategijos kūrime, pakviesti ekspertą.
Ir brandvumas yra tuo unikalus, kad į sceną visada eina ekspertai būtent tos srities, kur gali pasakyti tam tikrą iš to stalčių žinutę. Ir dar yra kuo jisai unikalus, čia tokia mano širdies irgi kelionė. Aš esu pastebėjusi, kad konferencijos kviečia tik tai žinomus žmonės. O būna tikrai geri ekspertai, bet galbūt nepastebėti. Arba galbūt tokie labiau intravertiški, nesivaidena ten socmedijų ir panašiai, bet jie tikrai labai geri ekspertai. Ir jų niekas nepastebi. Ir jiems reikia to lango. Va, pavyzdžiui, kaip myliu save, irgi tą pačią misiją atlieka, ne? Padaro tą langą, išėjimą į auditoriją. Tai aš irgi taip kūriau, kad būtų žinomi ekspertai su nebūtinai žinomais ekspertais. Ir niekada nestačiau brandvumo ant kažkokio pranešėjo. Va čia tai mano maišininkas buvo visiškas. Va čia pasireiškia mano maištas. Man visi taip sako. Sako, parduoda top žmonės. Ir va turi gerą žmogų, 80% pardavimai yra. Dėl jo ateis. Jo, dėl jo ateis. Bet tai man netliepia mano matymo. Nes aš ne apie tai esu. Aš ne apie tai, kad žmogų ir ne apie tai, kad dėl to vieno žmogaus kažkaip, man jie visi svarbus. Ir mano ta yra ta misija ir pastatyti ant scenos ir tuos nežinomus. Dėl to aš esu įvedusi, kad kai vedu, pavyzdžiui, turiu moterų tokį uždarą klubą ir jos, kai ateina tą kelionę eiti brando strategijos keliu, darome visas metodikas, kad išeitumėm į info verslo modelį ir 4 moterims iš to savo klubo suteikiu galimybę stotis ant scenos. Kad jos nematomos, nežinomos turėtų galimybę savo žinutį sklisti. Tai aš tą suteikiu. Aš matau tame didžiulę prasme. Dabar, pažiūrėjau, gaunu labai tikrai daug tų, kad nori ant scenos stotis. Bet visada patikrinu, ar tai yra taip, kaip aš suprojektavau, nes aš noriu sistemą. Nesakau, kad man iki pat galo dar vis pavyko 2 metai, nes kiekvieną kartą aš sakau, leidžiu savo klysti, nes esu irgi augime. Tai labai ateina daug, kad irgi nori save išreikšti scenui, kad juos pamatytų, bet atneša labai tokią... Bet kokia vertė žinovui? Yra ta vertė, aš nesakau, būna ir labai gerų istorijų ir matau, tikrai gali šnekėti ir tikrai gerą žinutę nori pasakyti, bet ta žinutė nėra iš sistemos. Nėra iš stalčius mano, ne? Ar nėra brando strategijos dalis. Ir tada, negaliu to žmogaus leisti ant scenos. Ir ne dėl to, kad su to žmogum kažkas yra negerai. Tiesiog toje sistemoje, ne ta žinutė. Ne tais metais gal dar? Gal arba ne tais metais, arba kartais leidžiu į konferenciją, pavyzdžiui, truputėlį leidžiu tokių temų ir ekspertą su sąmoningumu, nebūtinai tos iš ekspertinės dalies, kartais padiferencijuoju. Bet aš greitai tai pasidarau, jau susistrateguoju ir paskui tie kiti žmonės ateina, kurie nori eiti ant tos scenos, tai tada jau nebėra vietos jiems. Tai visaip kaip būna, bet mano visada buvo tikslas, tai nėra motyvacinė konferencija, ant scenos turi būti tik ekspertai ir šiandien ir išsikeliu savo KPIs apie tai, kada yra geras pranešimas. Tada, kai žmonės rašosi. Realiai. Jeigu rašaus, vadinasi kažką vertingo sužinojau. Vadinasi, čia yra kūrėjas jau masto. Kažkokis žingsnis, kažkokia strategija, kažkoks algoritmas, kažkur kažką aš panaudosiu. Tai aš noriu, kad žmogus, kaip aš sakau, kad vien rašytų. Ir kitas dalykas, tas ekspertas turi atnešti savo know-how. Ne iš vadovėlio, bet savo tikrą know-how. Taip. Ir tos istorijos yra laukiamas. Dėl to, kad daug kas ir pasako, jie ir galvoja, kad tai yra motyvacinė, kas, pavyzdžiui, buvo, nes istorijų būna labai daug. Ir būna labai daug ašarų, visko ten būna, ne? Bet istorija pagrindžia tavo ekspertinę dalį, tavo kažkokią metodiką, sistemą, kažkuo tu turi pasidalinti. Kažkokiais 3 dalykais, kažkam 3 paslaptim. Kas veikia? Kas veikia? 9 žingsniai, 7 žingsniai. Kažkas tai ten, kaip be pavadinsi, bet kažkokie etapai. Tai pranešimas dažniausiai dėliojasi. Nes jeigu ateina tik tai istorija, papasako žmogus, taip, išsineša emociją, bet nieko neužsirašiau. Nieko nepanaudosiu. O į konferenciją ar tiek knygą turėtų jau turintis veiklą žmogus, ar dar besigryninantis? Ir kam kas labiau turėtų suveikti? Aš esu išsigryninus 4 savo tuos idealius klientus.
Tai vienas iš jų yra tas, kuris noriu daryti veiklą, nebegaliu, spaudžia samdomas, pavyzdžiui, darbas, arba esu motinystėje, ieškau savęs, bet pavyzdžiui, net nenusprendžiau, ką noriu daryti. Ir net nežinau, kur ieškoti tos informacijos, kaip save išsigryninti, kad ką aš noriu daryti. Ne? Tai šita konferencija yra irgi ir joms yra tinkama, ypatingai pirmą dieną, ne? Nes jinai grinai yra apie tą išsigryninimą. Kitas klientas yra tas, kuris ir pradedantis daryti, tai, pavyzdžiui, iki 2 metų. Tai aš pradedu daryti, bet dar daug ko nežinau, ką reikia žinoti. Ne? Tai ateina pasižiūrėti, ko dar nežinau ir ką dar tikrai reikia sužinoti, arba kur dar giliau reikia pasigilinti. Ne? Trečias klientas, tai va, kaip mano pačios buvo istorija, tai yra, kad pasislėpęs už prekės ženklo logotipo. Norą turiu komunikuoti, turiu tarsi ekspertinės kažkokias žinias, bet net nežinau kaip, nes visą gyvenimą esu pratusi veikti pagal klasikinį modelį. Dar baisu. Ir dar baisu. Ką žmonės pasakys? O taip. Tai va tas toks vadinu tokius pasislėpusius ir netgi identitetą kūriau tokią 4 dienos, 4 moteris su dirbtiniu intelektu, gal esi pastebėjęs, ne? Tai aš galvoju, kodėl pieštiniai? Kodėl pieštiniai? Nes aš kurie, tai kodėl? Ašgi viską pati darau. Aš neturiu grafikos dizainerių pagalbos ir panašiai. Ašgi čia yra viskas, yra tiesiog iš širdies. Bet kodėl ne nuotraukos, o per tą... Turiu atsakymą. Aš esu buvusi 3D grafikos specialistė, šitą žinai. Šitą vėl kartoju, atsiprašau. Bet dar ir esu pabaigusi tapybą. Ar esi pastebėjęs, kad brandvumo vizualinis identitetas yra tarsi iš paveikslo? Ir, pavyzdžiui, kaip netgi su dirbtiniu intelektu formuoju tam tikras užklausas, visada pasakau painting style. Tai čia yra labai tas giluminis mano suvokimas, kai aš sakau, kad man trūko pačiai didelio paveikslo visame kame. Aš matau viską per paveikslą, man yra rėmas, tame rėme turi būti vaizdas. Tai jeigu tas vaizdas fragmentuotas, man netinka. Ne? Tai aš irgi kuriu per tą paveikslą matymą. Ne? Pasaulį matau per paveikslą. Tai identitetą yra rėmeliai visokie, tokie klasikiniai, nes tapyba pas mane yra molbertinė restauravimo tapyba. Tokia antrinė mano specialybė yra restauravimas. Tai yra senų paveikslų restauravimas. Tai va, visas čia labai giluminis, tarsi yra labai išjaustas ir aš esu apie tai. Nes... O ketvirtas mano klientas yra būtent ta moteris, kuri turi sėkmingą verslą, jau turi iš tikrųjų sėkmingą verslą ir jau nori, kaip sakant, atsitraukti nuo to verslo, nes jis jau šiaip veikia ir parduoti savo ekspertinės žinias. Tai infoproduktus daryti. Taip, irgi nežino kaip. Nes tas veikiantis verslas veikia klasikiniu vėlgi būdu. O kai jau reikia eiti per savo asmenį, ten visai kito žaidimo taisyklės. Tai čia gaunas, kad tos skirtingos kategorijos žmonių, jie gali rinktis, ne visas 4 dienas eit, o į pavieniui. Aš dažniausiai taip sakau, rekomenduoju, kokių žinių yra trūkumas. Tai tada įsivertina, kokių, pavyzdžiui, galbūt trūksta komunikacinių žinių. Tai tada, aišku, reikia eiti komunikacijos dieną. Galbūt, pavyzdžiui, tie, kurie nežino apie ką, tai aišku, tai 1 diena. Tie, kurie jau biški pabuvę tame versle, galbūt į pardavimo dieną. Ne? Visur kurt pagal tą poreikį. O didžiausia vertė yra 4 dienos. Visos 4 dienos. Apskritai pabūt visiškai. Tame vaibė, toje aplinkoje. Taip. Meditacijų vakarėliuose sudalyvauti. Taip. Rytmečiuose. O taip, ir tinklavykoje, nes ten pabūti vaibę, pabūti seserystėje, pabūti bendrume, pašokti, padainuoti. Mes visada šventę kūrėm, visada. Nėra čia ko liūdėti. Tai visada mes apie šventę. Tai aš tom noriu moterim tą tokią erdvę sukurti, kurios gali nors 4 dienas. Aš visada taip sakau, kad tai buvo kurta pagal pelenės konceptą. Nes moteris, kurianti solo versle, kaip aš sakau, turi 10 rankų. Tiksliau turi 2, bet reikia 10 rankų. Ne? Tai jinai šiokią dieną visur, kur žongliruoja ir dar reikia pietus padaryti, dar vaiką prižiūrėti, dar vyrą prižiūrėti kartais ir panašiai. Tai tas solo verslai pervargsta. Ir tada man visada tas yra, kad ko aš norėdavau, aš pabėgti norėdavau. Pabėgti ir pabūti pasimatymę su savo verslu.
Tai aš su tokia mintim ir kūriau, kad ateitų ta moteris, pasimtų tą savo moliūgą ir vieną kartą į metus atvažiuotų, leistų savo tas 4 dienas pabėgti nuo rūpesčių, nuo problemų ir iš tikrųjų pabūti pasimatymę su savo veikla. Čia buvo 1 metų mūsų žinutė, nes tai buvo, ant šito pagrindo buvo kurta. Ir dabar, pavyzdžiui, koks yra prieštaravimas, ne? Mes, taip, kaip aš sakau, mes labai prabangiai atrodo. Dvaras, klasika, auksai ir panašus dalykai. Ir gavau tokį vieną atsiliepimą, kad čia patyrusi verslininkė, aš prieš 8 metus būčiau pamačius tokį vizualą, aš tikrai neįčiau. Sakau, kodėl? Man atrodo, kad ten yra ne man, nes per daug, nes jinai kietai. Per daug kietai, ne? Sakau, kaip tai čia yra tau? Man tada buvo klausimas, tai norint man prisikviesti tą paprastą moterį, tai gal iš tikrųjų per kietai. Tai ne veltui mes buvom 2 metais suintegravę chalatų mokslą. Tai yra pranešėjus apivilkę chalatais. Kaip gerai, kad aš tais metais nebuvau pranešėjai. Paskui, bet tu buvai, žinai, kur tu buvai, kai mes filmavom videoklipą, kur sakiau, turi būtinai kroksai būti. Ne? Tarsi, mes vis kažkokių nesąmonių prikombinuojam kaip sakau, į tą mūsų kažkokį vizualinį identitetą, kažkokią, vien dėl to, kad ta moteris pamatytų, kad čia tikrai jai, kad čia tikrai yra Pelenės istorija, kad čia jai reikia atvažiuoti į ten, kad jai reikia tos galbūt 4 dienų prabangos su savim. Ne? Tai, kad arčiau būti to žmogaus. Paskui dar ką aš ten dariau, būtinės nuotraukas mes buvom naudoję, ne? Kad kuo arčiau to žmogaus, kad nesibaimintų tos prabangos, kuri laukia tos moters. Vilma, turiu aš tau klausimą. Klasikinį. Kas yra meilė savo ir kaip tu save myli? Ir tikriausiai visi sutrinka ir nežino, ką pasakyti, ne? Čia kaip archetipas, ne apie visus. Aš žinau, kaip klasikiniu būdu pasakytų meilę savo. Tu manęs klausai apie, sakai, ar turi hobį. Aš sakiau, kad aš hobį neturiu, nes mano darbas yra hobis. Tai man meilė savo yra tada, kai aš leidžiu savo kurti tyloje. Aš iš tikrųjų esu 5 ryto fane, aš 5 ryto keliuosi, žinai dėl ko? Kad aš galėčiau be triukšmo galvoj, be pareigų, be pusryčių, kur niekam kažko nereikia, kad kažką duočiau, iš manęs kažko tikėtųsi. Aš 5 ryto atsikeliu dėl savęs. Čia nėra, kad čia man kažkas atsiliepia. Aš atsikeliu, kad aš galėčiau kurti. Galėčiau pasidaryti tuos svarbiausius strateginius dalykus, kur man širdis peša. Tai va čia man meilė savo. Galėtų kurti, dirbti. Ir net per atostogas aš dirbu. Nes mano čia yra meilė savo. O pervargimas, nepažįsti šitą dalyko? Pažįstu, bet esu tokią teoriją girdėjusi, kurią savo prisitaikiau. Pervargimas atsiranda tada, kai iš to, ką tu darai, negauni kažkokio atgalinio ryšio. Kaip pavyzdys, kažką labai svarbaus kuri ir, pavyzdžiui, neparduodi. Arba kažką labai daug idėjų triūso, bet, pavyzdžiui, nėra peržiūrų. Arba kažkas nepaeina, o tiek daug meilės idėjų ir kažkas nepaeina, arba, pavyzdžiui, negauni finansinės grąžos. Atrodo, tiek daug dirbi, alini save ir panašiai ir nėra tos finansinės grąžos. Kažkas neveikia, kažkoks striktelis. Tai tada aš jaučiu tą pervargimą. Ir kaip tada sugrįžti į meilę savo tame? Aš einu užsidarau į savo olą. Aš vyrą išsiunčiu į Palangą su vaikais ir sakau, man duok bent 2 dienas pabūt namie. Ir aš tada būnu ameba, levetuoju. Aš tada film žiūriu, tada mėgaujuosi gerų vyno ir tada realiai aš su savim pabūnu, pasišneku, susikalibruoju, nes tada galvoju kažkaip tada susideda. Tai mano poreikis yra tyla, visada yra tyla. Ir kad nieko nereiktų daryti. O teko tylos stovyklose pabūti? Ne, aš ten išprotėčiau. Varom, tikrai gerai. Ne. Bet jau kaip tik rezervavusi savo vietą. Tai ne, ten man pasakojo, kad ten reikia kažkaip toje tyloje kažkaip sėdėti, man ten kūną bus... Kaip to patogu, tik kaip patogu. Ne. Čia vėl stereotipai įsitikinimai.
Aš žinai, kur tikrai varyčiau, koksai būtų garsų. Tai ten to irgi yra. Gongų kokiu nors. Yra gongai, pas Lalita. Bet ten svarbu, kad nereikėtų man sėdėti šitas valandas, taip prikaustytai. Ne. Nu, man taip sakė. Ten kas nori, gali gulėti. Galiu gulėti. Man patinka. Esmė ne apie tai. Tylos ir esmė yra, kad nebūtų pašalinių dirgiklių ir apie viską pagalvota. Čia kaip maksimum, bet ne maksimum. Man kitaip, žinai, kaip man pasakoja. Tai gal kitose stovyklose? Gal kitose, nes man tu pasakoja apie tai, kad kažkaip nuo tos valandos iki tiek valandos tu turi sėdėti ir tipo būti su savimi ir ten viską paskausta. Pavyzdžiui, labai būna nepatogu, bet tame nepatogume ten kažkoks nušvitimas aliai vyksta. Nu, bet netėtė žmonės nušvitę, kas man pasakoja. Yra kelios praktikos, kurios yra kūnui diskomfortiškos, bet tiek, kiek gali. Negali, nereikia. Čia daugiau toks, yra ten 2 tos jogos praktikos, bet čia ne tai, ką pasakoji. Dėl to man patinka pas Lalitą ir dėl to ir kviečiu ir raginu. Tai yra švelni būsena, bet tyloj. Tai reiškia, aš tai pavyzdžiui rašausi. Čia gal irgi tas kūrėjo šiek tiek, tai niekur nepavyks. Rekomenduoja to nedaryti, bet aš negaliu, nes man mintis tiesiog eina ir aš iš tylos. O kodėl nerekomenduoja? Vėlgi, reiškia, aš nukreipiu dėmesį į kažkur. Čia taip, pavyzdžiui, pirmus stovyklas iš jūsų aš miegodavau per pertraukas. Suprotas net laikydavo tos tylos. Tai valio miego. Tiek atmiegojau, kad turbūt neatsimenu, kada tiek buvau miegojęs. O paskutinėse, tai kokiuose dabar galvoju 2 ar 3, nes aš kasmet važiuoju, tai arba priimu sprendimą kažką pradėti, arba kažko atsisakyti. Ir arba kažką naujo visiškai sugalvoju. Ir ten aš rašau. Dažniausiai tų užrašų neskaitau, bet metam laiko pokyčiai vyksta. O kiti žmonės irgi apie tą, irgi... Taip. Čia daugiau yra švelnioji vipasanos pusė. Kas man dėl to pas Lalitą ir patinka. Buvo vipasana. Vipasana ten yra jau biški kitoks žanras. O čia yra tokia švelninta versija, kad žmogus, kuris neprisilietęs galėtų ir išbūt, ir tai tokios kaip sąmoningos atostogos. Be telefono, be televizoriaus, be vaikų, be maisto gaminimo. Labai gerai skamba. Visus raktažodžius suspaudėjai. Pigų kol kas. Visus suspaudėjai man čia raktažodžius. Kuriam čia laikai būna tas stovykla? 3 dienos. Skaitosi 5, bet realiai pilnos 3 dienos. Tai... Man tai čia be problemų. Tai galim sėsti ir šaunam, nes ten tikrai gerai. Ir dažniausiai verslininkus aš ten sutinku. Kai aš nuvažiuoju. Kada bus dabar? Liepos 30. Pažiūrėsiu kalendorių. Iki rugpjūčio 3. Tai, realiai 30 nuvažiuojam, 3 baigėsi ten apie pusdienį. Maistas aфиgenas. Žinai, kas man stovyklose labai nepatinka ir, pažiūrėk, kai darau stovyklą, aš labai šitą dalyką atkreipiu dėmesį ir pati tos nedarau klaidos. Kai daro stovyklas, prigrūda tų praktikų. Nes atrodo, maksimum tą vertę gausi. Dėl to, kai tu man sakai apie tą tylos stovyklą, man labai skamba. Nes ten tikrai... Yra praktikų ir yra pertraukos. Ir jos pakankamai ilgos. Pavyzdžiui, tokios 2-3 valandos pertrauka. Kad tu galėtum ateiti pasėdėti ir tiesiog pamastyti su savim. Ten didžiulė erdvė, gamta, ten gali alpakas pamaitinti. O kuri čia vietoj? Čia Švėkšnoj. Čia Pajūrys. Okei. Nuo Palangos ten gal 40 minučių, gal valandą, nežinau. Man nesvarbu. Žinau, kad gerai dėl to ir važiuoju, nes rezultatas fantastinis. Ir kadangi žmonės, irgi naudoju eterį, kadangi žmonės to nežino, dėl to aš jau dalinuosi ir skatinu. Nes tai veikia. Kas prie meditacijos neprisiliečia, tai puikiai proga. Gal klasikinė meditacija netiks, bet prie tų dubenėlių. O, nebekalbėk jau, čia mano rašas. Aš kur tik garsas, kur meditacija ir kur vibracijos, čia yra... Aš užmiegu per tą vietą. Aš irgi paskutinį kartą sau daviau iššūkį neužmigti per sąmoningą kvėpavimą, nes visada miegu, visada. Nes būtų labai pavargus ir ten, taip, o Dieve, dar reikia dirbti, aš nenoriu dirbti, ne? Bet paskutinį atvejį, tai, tikrai nemiegojau, tai, turėjau regėjimą. Tokį iškumas atėjo, tai galvoju, gal buvo verta neužmigti, pasistengti. Tai čia yra tas, matai, ką čiučiut pačiupinėjai, tai tu ten nėra jokios agresijos, jokios prievartos, jokios, kad privalai. Va šitas man labai patinka.
Aš nieko neprivalu, aš tiesiog galiu pabūti ir Tik vienintelis iššūkis, ko labai rekomenduoju nežiūrėti kitiem į akis. Nes? Tai irgi yra interakcija. Komunikacija, ne? Interakcija, komunikacija, tai reiškia vėl susitelkti save, būti praktikose, taip, ten kaip yra tas, kaip mokytas, jinai veda, bet su kitais nesąveikauti. Tai toks susitelkimas. Tyla yra ne tik, kad nekalbu, bet realiai iš daugiau, ką aš jaučiu. Realiai, legaliai nebendrauti. Duoda leidimą. Net nerekomendacinio pobūdžio yra tokia jau... Taisyklė. Nes tam yra tyla. Va šitą, ką tu pasakai, man patinka. Ko norėtum? Kokios gal tau pagalbos reikėtų? Kam tas atodas? Nugi sunkus klausimas. Šiuo metu man labai reikėtų partnerių, ekspertų, kurie, pavyzdžiui, turi perkvalifikavimo kažkokias programas į kažkokias specialybės. Ir nes jų klientai yra mano klientai. Nes aš jiems galiu sukurti pridėtinę vertę. Pavyzdžiui, tie mokymų, pavadinkim, lyderiai, perkvalifikuotojai galėtų atsivesti savo mokinius į brandumą ir gauti visai kitokias sąlygas. Tai ir mes ne konkurentai, absoliučiai jokie konkurentai. Iš visų konkurencija galvoju. Jo, bet nustebtum, kiek yra žmonių per konkurencinę prizmę masto. Nes aš labai dažnai mėgstu ir konkurentus pasikviesti ir nuostabai jie kažkaip nesutinka. Bet aš visada padarau tą gestą. Ne tas archetipas. Ne tas archetipas, ne į tą vikingų kaimą. Ne tas archetipas. Tai va, tai man tokios rėmimo labai trūksta rėmimo, pavyzdžiui, konferencijai. Nebūtinai pinigais. Paslaugom. Va, tu puikus pavyzdys esi, va, pavyzdžiui, myliu save, remia brandumą. Tai mes kaip ir darom tam tikrą energetinį mainą. Tai tu vieną, aš tau kitą galiu suteikti. Va, čia tiesiog susitarimo klausimas. Tai pas mane visi rėmėjai yra maždaug pagal tą principą. Tada reikia... Čia tokie gal pagrindiniai, tokios konkrečios pagalbos. Jeigu taip nelabai konkrečiai, jeigu leisiu savo pasakyti, tai labai turėčiau lūkestį, kad mažiau reikėtų vargti įtikinėjant apie tai, kad, pavyzdžiui, konferencija yra tikrai tenai gausi vertės. Nes yra toksai labai gajus įsitikinimas, ką aš ten sužinosiu. Bet sužinosi, nes, pavyzdžiui, archetipų teorija irgi, tikrai yra nežinoma ir kai aš dėstu paskaitas apie archetipų, jiem būna tokios akis, mes nežinojom, jeigu aš būčiau žinojus apie tai. Tai čia aš tik viena apie archetipų teoriją. Tai konferencijoje yra tokių lektorių, kurie galbūt nebūtinai akiai žinomi, bet turi labai geras metodikas, kur, ten yra tas jų know-how, sistema, metodika, tam tikri pasidalinimai. Kartais aš sakau, kad vertė būna net tada, kai gauni suvokimą. Esu gavusi tokį atsiliepimą, kad pasirodo, brandvumas padėjo moteriai išsiskirti iš toksiškų santykių. Nes būtent po brandvumo, tarsi buvo kryžkeliai, labai didžioji kryžkeliai, būtent atėjo tas 4 dienas pabuvo su seserystė, su moteriamis, su tom istorijom, su tom žiniom, su viskuo, ir po 4 dienų grįžo namo ir padėjo pareiškimą. Ir išėjo iš toksiškų santykių. Tai sakė, buvo pats geriausias sprendimas. Geriausias konfas. Bet tai yra gyvenimą keičiantys dalykai. Ir čia tu nepamatuosi ir nepasakysiu, kiek tu ten tų žinių lygių gavai, ne? Ten gavo visai kitus dalykus. Tai va, tas rekomendacijos, tas, kas buvo brandvume, pavyzdžiui, man labai padeda ir pas mane dabar yra tas ratas. Kas ateina į brandvumą? Ateina dažniausiai tie, kas buvo, ir dar atsiveda savus. Ir dar savo kaimą. Kitas dar savo kaimą, tą vikingų kaimą. Taip susidarė ta bendruomenė. Tai va, tai tas lūpas iš lūpų. Tai, kaip sakant, pagalba nesulaikyti tos rekomendacijos. Tai jeigu ten kažką tai jautei, gavai, suvokimą ir panašiai, tai, kaip aš sakau, pasimta draugė.
Taigi 2 smagiau. Jau bus arba 3. Tai jau 3 jau kaimas. Ne? Tai jau galima būti prie bendro, pavyzdžiui, stalo. Tai va, tai aš noriu tokią pagalbos, rekomendacinio gal. Tai belieka ką pasakyti. Noris daugiau pardavimų, išsiaiškint, apie ką mano tas tikslinis klientas, kaip su juo komunikuoti, kaip su jais komunikuoti. Tai yra metodika archetipai, knyga, kurią galima taip pat įsigyti Myliu save tinklalapyje. Jau prasizondavus apie ką archetipas, tada ateit, pabūt bendrystėj, seserystėj, kaip sakai, 4 dienas brandvumo konferencijoje. Na ir kai jau atrodo, žinių yra, bet kažko dar trūksta sujungt, kaip tą iškomunikuoti, tą žinutę, kaip tą dirbtinį intelektą panaudoti, tą promptą sugeneruoti. Vilma, asmeninė jos konsultacija, taip pat į krepšelį. Taip, kurią galima įsigyti tik per Myliu save, daugiau per niekur kitur. Suduot ekskliuzyvas. Visiškai ekskliuzyvas. Jo, nes aš per brandvumą nedėsiu, nes brandvumas konferencija yra konferencija, o konsultacija yra visiškai atskirai. Tai. Aš tau turiu dovaną. Klasikinę dovaną. Ženkliuką aš taip ir galvojau. Ačiū tau. Čia toks ir priminimas, kad ir pabuvai laidoje ir ačiū tau už pasitikėjimą, nes turėjai ir pirmą pardavimą. Tai tokia ir Taip. Priežastis, kad tie, kuriais pasitikė, skiriam daugiau dėmesio. Ačiū tau. Ir aišku, be personalizuoto.lt nebūtų šitų laidų, tai yra mūsų mecenatas, jeigu reikės gero čiužinio, jau žinot, kur rast, ir žinoma video paslaugos, Mainstream Pro. Tai ačiū tau, kad sutikai. Tai ačiū tau.